Pasakyti labai daug ką, kad greitųjų nespėsiu. Aš tik tai džiaugiuosi, sakiau, kad jūs dar pakvietėt mane, kad dar priimat kaip žinai, seną kadrą. Jakubus Mikis, toks ir... Gyvas. O jūs startuoliai. Sakau, per mažai gal aš auklėjau ir tai porą metelių, bet jūs žiūri, kad išaugo po 20 žymiai daugiau negu. Ar po 30? Po 30. Va, dabar jau žiūrint prie 50, aš jūs pamokysiu, ką tai reiškia 50. 5 kartus po 10, pirma 10 vaikystė, antra 10 paauglystė, trečia 10 pažinimas, ketvirtoji patyrimas, o penktoji jau bus kokybė. Ir rimtis veiks. O kas po to laukia? O po to šeštoji, tai jau žinai, kas kaip branda. Ir, kaip sako, violetinė senjoristės pradžia. Kodėl kelias, aš žiūriu, kad... Visiems aiškus kelias. Atgal į vaikystę. Atgal būtų gerai, bet aš tokį posūkį kaip nenurodysiu. Pats nežinau. Nu ką, galite pasakyti, kad mūsų vadinami mokytojai visi iškaravo. Vyrai, taip savo tik tai aš turbūt likau dar iš pažįstamų, o visi ten narsiai vyrai, kaip sako, Anapilį. Nu, aš irgi kraštinis, bet dar mažas šiek tiek šliaužiu. Dar džiaugiuosi. Labai gerai. Drąsus čia atsiranda. Pabėsiu, pažįsta, kad tas senelis dar... Užgrūdinamės jūs. Užgrūdintas. Išraukėjau ir užgrūdinam. Tai va, galiu aš čia daug pliaušti, bet turbūt neapsimoka. Turėsim turbūt iškasti ir ką kitą. Taigi, gal kada aš pradėsiu juokai. Susikopė jūsų galvose ir išmintis, ir patyrimas, ir prabėgusių metų graži rimtis. Tie metai, kurie buvo, kurie praėjo, tai liks kaip kraitis, dovana lemtis. O laikas bėgs ir neš dienų margumą, ir širdį ugnimi ir vandeniu bandys, o būsimieji metai, tegu būna prabėgusių metų, prasmingas ir ilgas tęsinys. Vat jūs tęskite. Ciparnai? Su metais kentėjo valia ir delnai.